Ar kada nors susimastėte, kodėl oficialioji Maskvos propaganda taip įnirtingai ir sistemingai puola mūsų kaimynę Latviją, piešdama ją kaip žlungančią, vargingą ir mirštančią valstybę? Atsakymas yra kur kas paprastesnis ir kartu skausmingesnis Kremliui, nei galėtumėte pagalvoti. Tai nėra tik politinis nepasitenkinimas ar istorinės nuoskaudos. Tai yra gilus skaičiais pagrįstas pavydas ir baimė, nes Latvijos sėkmės istorija yra tiesioginis ir negailestingas įrodymas, kad Rusijos pasirinktas imperinis kelias veda į aklavietę. Šiandien mes atidėsime į šalį emocijas ir pažvelgsime į kietus faktus, kurie atskleidžia šokiruojančius skirtumus tarp Latvijos ir Rusijos. Mes pamatysime, kaip šalis, neturinti nei lašo naftos, nei kubinio metro nuosavų dujų, sugebėjo ekonomiškai ir socialiai aplenkti energetikos milžinę, kuris skęsta savo pačios ištekliuose, bet nesugeba užtikrinti oraus gyvenimo savo piliečiams. Ši analizė skirta mums, lietuviams, kad dar geriau suprastume savo regiono vertę ir pamatytume, kokį milžinišką šuolį atlikome kartu su savo broliais latviais, palikdami Rusiją toli praeityje. Pasilikite iki pabaigos, nes duomenys, kuriuos aptarsime, galutinai sugriaus bet kokius mitus apie rusiškojo pasaulio ekonominę viršenybę ir parodys, kodėl paprastas pensininkas Latgalos regione šiandien gyvena geriau nei vidutinis dirbantis rusas Sibire. Šis palyginimas mums yra gyvybiškai svarbus ne tik dėl geografinės kaiminystės, bet ir dėl bendros istorinės patirties. Mes puikiai prisimename, iš kur išėjome prieš daugiau nei 30 mečius ir matome, kur liko tie, kurie nusprendė neiti demokratijos ir laisvosios rinkos keliu. Kai Rusija kalba apie savo galybę, ji dažniausiai operuoja tankų skaičiumi ar raketų nuotoliu, tačiau tikroji valstybės galia matuojama jos piliečių gyvenimo kokybė, sveikatos apsaugos prieinamumu ir ateities perspektyvomis. Šiandieninė Latvija yra puikus lakmuso popierėlis, rodantis, ką gali pasiekti nedidelė tauta, pasirinkusi europinės vertybės. Mes matome dvi visiškai skirtingas filosofijas, viena orientuota į valstybės fasadinį spindesį ir karinę ekspansiją, kita į žmogų, jo laisvės ir gerovę. Analizuodami Latvijos ir Rusijos socialinius bei ekonominius rodiklius, mes pamatysime ne šiaip statistiką, o civilizacinę prarają, kuri kasmet vis gilėja. Pradėkime nuo pamatinių ekonominių rodiklių, kurie geriausiai iliustruoja situacijos rimtumą. Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui yra tas skaičius, kuris nemeluoja ir kurio neįmanoma paslėpti po propagandiniais lozungais. Naujausiais duomenimis Latvijos BVP vienam gyventojui siekia maždaug 21 000 eurų. Tuo tarpu Rusijos su visais jos deimantais, auksu, nafta ir dujomis šis rodiklis svyruoja apie 12 000 eurų. Įsigilinkite į šį skirtumą, šalis be gamtinių išteklių yra beveik dvigubai turtingesnė už resursų imperiją. Tai yra sisteminio efektyvumo ir skaidrumo rezultatas. Kol Rusija savo ekonomiką stato ant primityvaus išteklių išgavimo ir eksporto, Latvija per pastaruosius dešimtmečius sėkmingai suformavo paslaugų ir technologijų modelį. Tai reiškia, kad Latvija kuria pridėtinę vertę savo protų ir inovacijomis, o ne tiesiog gręždami žemę. Šis skirtumas ypač ryškus žvelgiant į vidutinį darbo užmokestį. Dažnai Rusijos propaganda bando rodyti prabangius Maskvos ar Sankt Peterburgo vaizdus, tačiau tikroji Rusija prasideda vos už 100 kilometrų nuo šių metropolių. Latvijos provincijoje, mažose miesteliuose ar kaimo vietovėse minimali ir vidutinė alga yra didesnė nei daugumoje Rusijos miestų milijonierių, išskyrus pačią Maskvą. Tai rodo, kad turtas Latvijoje pasiskirsto kur kas tolygiau, o vidurinioji klasė yra stabili ir auganti, priešingai nei Rusijoje, kur egzistuoja milžiniška praraja tarp saujelės oligarchų ir milijonų žmonių gyvenančių ties skurdo riba. Infrastruktūros analizė dar labiau pagilina šį kontrastą. ES fondų parama leido Latvijai iš esmės modernizuoti savo kelius, tiltus ir komunikacijas. Šiandien 100% Latvijos federalinės reikšmės trasų yra asfaltuotos ir atitinka aukštus saugumo standartus. Rusijoje situacija yra dramatiškai kitokia. Net ir oficialiais duomenimis mažiau nei 70% federalinių kelių turi kietą dangą, o regioninės reikšmės keliai gilioje provincijoje dažnai yra tiesiog purvo provėžos, nepravažiuojamos didžiąją metų dalį. Dar labiau šokiruoja energetinis paradoksas. Rusija, būdama didžiausia dujų eksportuotoja pasaulyje, nesugeba užtikrinti savo pačios gyventojų poreikių. Milijonai namų ūkių Rusijos gilumoje vis dar šildosi malkomis ir neturi prieigos prie dujų tinklų, nes valstybei tai tiesiog neapsimoka.
Latvija, pirkdama energijos išteklius rinkos kainomis, sugebėjo sukurti modernę ir prieinamą infrastruktūrą, kuri pasiekė atokiausius kampelius. Tai aiškiai parodo, kad Latvijos vyriausybė rūpinasi savo piliečių buitimi, o Rusijos valdžia energiją naudoja kaip geopolitinį ginklą, pamiršdama savo pačios žmones. Socialinė neligybė Rusijoje yra viena didžiausių pasaulyje ir tai nėra tik ekonominis faktas, tai socialinė tragedija. Kol Latvija kuria teisinę valstybę, kurioje įstatymas galioja visiems vienodai, Rusijoje teisingumas yra subordinuotas galiai ir turtui. Korupcijos suvokimo indeksas čia kalba pats už save. Latvija šiame reitinge užima garbingą 36 vietą pasaulyje, o Rusija vilksis pabaigoje 141 vietoje, dalindamasi pozicijomis su silpniausiomis Afrikos diktatūromis. Tai tiesiogiai veikia verslo aplinką ir užsienio investicijas. Niekas nenori investuoti ten, kur tavo nuosavybė gali būti atimta per naktį, jei jį užklius vietiniam gubernatoriui ar saugumo struktūrų atstovui. Latvijoje veikia tarptautiniai teismai, galioja ES teisės normos, kurios gina investuotoją ir paprastą žmogų. Šis saugumo jausmas yra tai, ko Rusija niekada negalės pasiūlyti, kol jos sistema bus paremta vertikalia valdžia ir baime. Pažvelkime į žmogaus teisų ir laisvių sritį, kuri yra esminis gyvenimo kokybės komponentas. Latvija turi visiškai laisvą internetą, aktyvią pilietinę visuomenę ir pliuralistinę žiniasklaidą. Rusijoje tuo tarpu užblokuota tūkstančiai svetainių, o už nuomonės išraišką socialiniuose tinkluose gresia realios laisvės atėmimo bausmės. Spaudos laisvės indeksas Latviją priskiria prie pažangių vakarų demokratijų, o Rusija šiame sąraše skęsta totalitarizmo liūne. Tai turi tiesioginę įtaką ir jaunajai kartai. Latvijos jaunimas mato pasaulį be sienų, gali studijuoti geriausiuose Europos universitetuose ir grįžti kurti savo šalies. Rusijos jaunimas vis dažniau renkasi emigraciją ne dėl geresnio uždarbio, o dėl elementarios laisvės kvėpuoti trūkumo. Tai sukuria milžinišką intelektualinį nuosmukį Rusijoje, kol Latvija stiprina savo žmogiškąjį kapitalą. Vienas labiausiai šokiruojančių faktų šioje analizėje yra gyvenimo trukmė ir medicinos kokybė. Nepaisant visų iššūkių, Latvijos sveikatos apsaugos sistema, remiama europinių standartų, sugeba užtikrinti gerokai ilgesnę vidutinę gyvenimo trukmę nei Rusijoje. Ypač didelis skirtumas matomas vyrų mirtingumo rodikliuose. Rusijoje vyrų gyvenimo trukmė yra viena trumpiausių tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių, ką tiesiogiai lemia prasta medicina, alkoholizmas ir socialinis nesaugumas. Latvijoje investicijos į prevenciją ir modernę diagnostiką duoda vaisių. Žmonės čia ne tik gyvena ilgiau, bet ir jų senatvė yra kokybiškesnė. Kai lyginame pensijas, vaizdas tampa dar liūdnesnis rusiškai pusiai. Minimali pensija Latvijoje, kurią gauna net ir mažiausią stažą turintys asmenys, savo perkamoje galią gerokai lenkia vidutinę rusišką pensiją. Tai reiškia, kad latvių senjoras gali sau leisti ne tik maistą ir vaistus, bet ir orų gyvenimą, kol jo bendraamžis Rusijoje dažnai yra priverstas skursti. Ekologinė situacija taip pat yra svarbus faktorius. Latvija pelnytai laikoma viena žaliausių šalių ne tik ES, bet ir pasaulyje. Čia saugomi miškai, investuojama į atsinaujinančią energetiką ir švarią aplinką. Rusijoje ekologija dažnai aukojama vardan greito pelno iš išteklių gavybos. Milžiniškos teritorijos Norilske, Čelebinske ar Kuzbase yra virtusios ekologinės katastrofos zonomis, kur žmonės kvėpuoja nuodingais dūmais ir geria užterštą vandenį. Šis abejingumas gamtai yra abejingumo žmogui atspindys. Latvija supranta, kad švari aplinka yra ateities ekonomikos pagrindas, o Rusija vis dar gyvena XIX amžiaus pramonės mentalitetu. Kodėl taip įvyko? Kodėl šios dvi šalys, startavusios iš panašios pozicijos po Sovietų sąjungos žlugimo, šiandien yra skirtingose galaktikose? Atsakymas slypi sisteminiuose pasirinkimuose. Latvijos sėkmė nėra atsitiktinumas. Tai buvo sąmoningas, skausmingas, bet teisingas reformų kelias. Jie pasirinko skaidrumą, konkurenciją ir integraciją į vakarų struktūras. Rusija tuo tarpu pasirinko sugrįžimą prie imperinių ambicijų, centralizuotą kontrolę ir korupcinę vertikalę. Net ir rusų liberalieji ekonomistai, kurie dar turi galimybę kalbėti, dažnai naudoja Latviją kaip pavyzdį to, kuo galėjo tapti pati Rusija, jei būtų pasukusi demokratiniu keliu.
Tai yra didžiausias Kremliaus galvos skausmas, nes Latvijos egzistavimas greuna pagrindinį jų naratyvą, esą be tvirtos rankos ir resursų eksporto postsovietinėje erdvėje neįmanoma sukurti gerovės. Šis kontrastas yra toks akivaizdus, kad jį pajunta kiekvienas kirtęs sieną. Sutvarkyti miesteliai, modernios mokyklos, šviesoforai, kurie veikia ir policija, kuri neima kyšių, tai nėra smulkmenos. Tai yra pamatai, ant kurių stovi Latvijos valstybė. Kai Rusijos televizijos kanalai pasakoja apie sušalusius brolius baltus, realybė yra tokia, kad Latvijos gyventojai naudojasi paslaugomis ir technologijomis, apie kurias vidutinis rusas gali tik pasvajoti. Pavyzdžiui, skaitmenizacija. Latvija yra viena iš lyderių Europoje pagal interneto greitį ir valstybinių paslaugų prieinamumą internetu. Rusijoje biurokratija vis dar yra milžiniškas slibinas, reikalaujantis krūvos popierių ir asmeninių vizitų į tamsius kabinetus, kur klesti smulki korupcija. Mums, lietuviams, ši analizė turėtų suteikti ne tik pasididžiavimo savo kaimynais jausmą, bet ir priminti apie budrumą. Mes matome, koks trapus yra tas gerovės pasaulis, kurį sukūrėme ir kaip stipriai jis erzina tuos, kurie pasirinko degradacijos kelią. Latvijos ir Rusijos palyginimas yra geriausias vaistas nuo bet kokios nostalgijos sovietiniai praeičiai. Skaičiai rodo, kad laisvė tiesiogiai konvertuojasi į duoną, sviestą ir ilgesnį gyvenimą. Tai nėra tik teorija, tai realybė, kurią kiekvieną dieną gyvena tūkstančiai žmonių abipus sienos. Kremlius gali piešti bet kokius grafikus apie savo karinę galią, bet kol jų šalies vidurkis nusileidžia paprastam latgalos ūkininkui, visos tos kalbos apie didybę yra tik tuščias garsas. Svarbu suprasti, kad šis atotrūkis nėra baigtinis, jis tik didės. Latvija, būdama ES ir NATO dalimi, yra integruota į pačią pažangiausią pasaulio rinką ir saugumo sistemą. Tai suteikia jai galimybę amortizuoti bet kokias krizes ir toliau augti. Rusija, pasirinkusi izoliaciją ir sankcijų kelią, pati save pasmerkė technologiniam atsilikimui. Jų ekonomika dabar primena seną tarybinį automobilį, kuriam bandoma uždėti naujas padangas, bet variklis jau seniai sugedęs. Be vakarų technologijų, be laisvos prekybos ir be investicijų į žmogų, Rusija pasmerkta likti pigių žaliavų priedėlių, kol tuo tarpu Latvija statys savo vienaragius startuolius ir kurs aukštą pridėtinę vertę. Šiandien galime drąsiai sakyti, kad pasirinktas europinis kelias buvo vienintelis teisingas. Mes, lietuviai, kartu su latviais ir estais sukūrėme sėkmės zoną, kuri yra geriausias skydas prieš bet kokią priešišką ideologiją. Kai kitą kartą išgirsite ką nors dvejojantį mūsų valstybės pasiekimais, tiesiog priminkite jiems šiuos skaičius. Priminkite jiems apie dvigubą BVP skirtumą, apie kelius, apie pensijas ir apie tai, ką reiškia gyventi šalyje, kurioje tavo balsas ir tavo gyvybė turi vertę. Tai nėra tik analizė, tai mūsų gyvenimo pamoka, kurią išmokome per 30 metų. Skirtumas tarp Latvijos ir Rusijos yra skirtumas tarp ateities ir praeities. Ir mes esame labai laimingi, kad pasirinkome ateitį. Mes turime didžiuotis tuo, ką pasiekė mūsų kaimynai, nes jų sėkmė yra ir mūsų sėkmė. Tai stiprina visą Baltijos regioną ir daro mus atsparesnius išorės spaudimui. Rusijos propaganda gali bandyti manipuliuoti faktais, bet ji niekada negalės pakeisti realybės, kurią mato kiekvienas latvis ar lietuvis. Mes gyvename geriausią laiką savo tautų istorijoje ir šis palyginimas su Rusija tik dar kartą tai patvirtina. Mūsų užduotis – išsaugoti šią kryptį ir neleisti jokiems mitams sudrumsti mūsų supratimo apie tai, kur yra tikroji gerovė. Skaičiai nemeluoja ir jie šiandien vienareikšmiškai rodo Latvijos ir viso mūsų regiono pergalę prieš sustingusią ir degraduojančią imperinę sistemą. Tai yra faktas, kurio Kremlius niekaip negali nuneigti ir būtent todėl jis taip stipriai bijo tiesos apie Latvijos sėkmę. Ką Jūs manote apie tokį ryškų skirtumą tarp resursų turtingos Rusijos ir inovatyvios Latvijos? Ar tikėjotės, kad skaičiai bus tokie negailestingi rusiškajam modeliui? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose, padiskutuokime apie tai, kokią įtaką šis kontrastas turi mūsų visų ateičiai ir kaip mes galime dar labiau sustiprinti savo regiono lyderystę. Jūsų nuomonė mums labai svarbi, nes tik suprasdami tikrąją faktų kalbą, mes galime kartu kurti dar stipresnę ir sėkmingesnę Lietuvą bei Latviją.